paseksiu jums pasaką, kuri prasidėjo štai taip ir ne kiek ne kitaip. Seniai, labai seniai, o gal visai neseniai, tolimoje Saulėgrąžos galaktikoje gyvavo didžiulė, neapsakomo grožio planeta. Šios planetos gyventojai buvo labai draugiški. Jie stipriai mylėjo ir rūpinosi vieni kitais. Kiek ši galaktika atmena, gyventojai visuomet sakydavo, kad jų laimės priežastis šio pasaulio šerdyje slypinti stebuklinga Saulėgrąža. Tačiau vieną dieną, visiškai netikėtai ir be jokios paaiškinamos priežasties, nuostabusis pasaulis pradėjo kaisti. Jis kaito ir staiga sprogo. Didysis pasaulis pasidalino į 4 dalis. O taip susikūrė 4 planetos, nusinešusios su savimi po vieną Saulėgrąžos žiedlapį, kurie pasimetė tolimiausiose planetų kertelėse. Planetų gyventojai tapo liūdni ir nelaimingi. Bet vieną dieną, viename iš pasaulių susibūrė 7 mokslingi burtininkai, kurie nusprendė išsiaiškinti, kodėl jų pasaulyje nebėra laimės. 7 dienas ir naktis, be perstojo tyrinėdami savojoje planetoje, jie atrado vieną stebuklingosios Saulėgrąžos žiedlapį, kuris jiems ir padiktavo atsakymą. Staiga jie suprato, kad skilo ne tik pasauliai, bet ir Saulėgrąža, kurios dalys pasimetė ir išsibarstė po 4 skirtingas planetas. Suskilusi gėlė prarado savo magiškas galias ir žiedlapiai nebeskleidė šilumos širdyse. Planas buvo aiškus. Reikia įvykdyti didžiąją ekspediciją, nukeliauti į kitas planetas, jose surasti 3 pasimetusius gėlės žiedlapius ir juos sujungti. O tada Saulėgrąža vėl pradės skleisti stebuklingąją šilumą. Jie iš naujo atras draugystę. Tad mokslingi burtininkai subūrė 3 komandas teleportiečių 3 skirtingoms planetoms ir įteikė jiems burtažodį, kurį ištarus jie galėjo nuskristi į kitus pasaulius. Misija stebuklingos Saulėgrąžos žiedlapių paieška prasideda. Pirmoji teleportiečių komanda yra pasiruošusi skrydžiui.
Naujų draugų palydėti teleportiečiai išvyko į savąjį pasaulį, kuriame nekantriai jų laukia kitos 2 teleportiečių komandos. Antroji teleportiečių komanda pasiruošusi skrydžiui. In the
visas kliūtis, antroji teleportiečių komanda saugiai pasiekė kelionės tikslą. Užduotis įvykdyta. Trečioji teleportiečių komanda pasiruošusi skrydžiui.
Trečioji teleportiečių komanda pranešė, kad misija baigta. Visi žiedlapiai, kurių dėka visos planetos vėl bendraus be jokio liūdesio ar pykčio surasti. Na ir pagaliau visos 3 komandos susitiko įvykdyti tai, ko visi taip ilgai laukia. Dar ir dabar burtininkai tebesako, didysis pasaulis atskilo prieš amžius amžinuosius. Ir turbūt niekuomet nebebus toks pat, nes netaip veikia magijos dėsniai. Tačiau nuo tos akimirkos, kai narsiosios komandos įvykdė ekspedicijas, savajame pasaulyje gyventi tapo gera ir malonu, o bendrauti su kitomis planetomis vienas džiaugsmas.